aptinkstam, kuo toliau, tuo labiau. Atlaisvintą laiką praleidžiam scrollindami. Viskas, noriu tau įsikačiaut. Blogas tas treneris, kuris iškart duoda krūvį, kad tik jam iš karto viskas skaudės. Aš sportuoju, bet man tas svoris nekrenta. Čia yra idealu, tik tai mes to nesuprantam. Jam sunku atsistoti. Ar tau 90, ar tau 120. Sportuoti tu gali. Sveiki visi atvykę į tinklalaidę kabinete pas gydytoją, kur mes dažnai kalbam atvirai ir be baimė apie įvairias ligas. Tačiau šį kartą turim kitokį pašnekovą, labai įdomią temą. Turim profesorių Arūną Emelijanovą ir kalbėsime apie profilaktiką, būtent apie fizinį aktyvumą. Tai sveikas Arūnai. Sveikas. Kaip tu laikaisi? Užimtai, bet gerai. Bet laiko fiziniam aktyvumui vis tiek visada randu. Tai Arūnas yra ekspertas iš tikrųjų fizinio aktyvumo srityje. Ir mes jį šį kartą pakvietėm pakalbėti apie būtent kaip fizinis aktyvumas įsilieja į mūsų tą visą sveikatinimą, mūsų būtent kaip gydytojų srityje, kaip mes galėtum išvengti tam tikrų ligų. Tai Arūnai, ką tu manai iš tikrųjų, kas yra laikoma tas fizinis aktyvumas? Aš vis dažnai girdžiu iš savo pacientų, kad taip aš sportuoju. Kai paklausi, kiek tu sportuoji, tai šuniuką vedžioju 3 kartus per dieną. Tai parduotuvę nueinu. Kas yra tavo požiūriu būtent tas skatintinas ir siektinas fizinis aktyvumas visuomenėje mūsų? Koks jis turėtų būti? Tai apskritai pats terminas fizinis aktyvumas, tai veikla, kai sunaudojama energijos daugiau negu ramybės būsena. Kitaip tariant, tu atsikeli nuo sofos ir tu jau esi fiziškai aktyvus. Bet ar to užtenka? Žinoma, kad ne. Šuniuko pavedžiojimas yra geriau negu nieko. Bet tikrai tai yra per mažai, nebent tu ten vedžiosi 2 kartus po pusvalandį ir taip toliau. Bet dabar tokia ta naujausia metaanalizė apie žingsnius, galiu pavyzdį pasakyti, reikėtų mums kaip įmanoma vis tiek surinkti 7000 žingsnių kasdien. Ne kartą per savaitę, o kasdien. Ir tai nėra sudėtinga iš tikrųjų. Tai 7000 žingsnių kasdien, lyginta žmonės, kurie nueina ir 2000 žingsnius, tai tiesiog 10% atitolina įvairias ligas. Tai 7000 žingsnių kasdien, toks auksinis standartas turėtų būti kiekvienam. Tai tas girdėtas 10 000, aš nežinau, kodėl aš tą 10 000 žinau, čia toksai nepagrįstas tikriausiai mitas. Jo, čia nepagrįstas, čia buvo tokia reklaminė kampanija japonų sukurta ir iš tikrųjų 10 000 žingsnių nėra blogai, bet virš 7 000 jau efekto labai didelio organizmui nėra. Tai ką aš rekomenduoju? Nueiti 7 000 žingsnių kasdien kiekvienam, o tuomet jau specialiai žingsnis dėl žingsnio gal neiti, bet įterpti kitokias fizinės ypatybės, pratimus, tempimo pavyzdžiui, jėgos pratimus būtina, gal šiek tiek kardio. Tai kaip tu manai dabar tie visi išmanus laikrodžiai? Čia tikriausiai populiarų šiais laikais, ne? Manau, kad daugelis, aš irgi tiesą pasakius skaičiuoju ant savo laikrodžio žingsnius, irgi žiūriu. Nežinau, čia kaip ir žaidimas gaunasi, bet tas skatina tikriausiai judėti žmonės, ne? Skatina, motyvuoja, ypač iš pradžių. Tai net ir mokslas sako, jeigu tu esi pradedantysis, skaičiai žmogui reiškia daug, nes tai jį motyvuoja. Bet mano patarimas vis dėlto ilgainiui stengtis tiesiog įgyti tą įprotį. Poreikį, ar ne? Tu jau žinai, kad tau šiandien reikia pajudėti ir pagal, bent kaip aš darau. Sako, kiek tu bėgi? Sakau, nežinau. Kartais 30 minučių, kartais valandą, priklausomai pavargęs, ar ne? Kokia nuotaika, koks oras. Bet toks jau įprotis, aš neskaičiuoju. Bet pradedantiesiems skaičiavimas tiek kalorijų, jeigu kam jau reikia, nors čia atskira visai tema, tiek ir žingsnių, širdies susitraukimų dažnį, tai visai neblogai jiem paskaičiuoti. Kaip tu manai, kokia situacija yra dabartinė visuomenė? Man tai taip atrodo subjektyviai žiūrint, kad mes kiek tokie aptinkstam. Kuo toliau, tuo labiau. Patogus gyvenimas, mašinos, daug mašinų, mažai to judėjimo, sofa, televizijos pulteliai, visa kita, maistai namus atveža. Kokioje mes esam situacijoje, ta mūsų žmonija dabar, kur mes einam? Iš tikrųjų, tos technologijos mums ir palengvina gyvenimą, bet ir sudaro tam tikrų iššūkių. Jeigu, kalbant apie palengvinimą technologijų, nebereikia ten siurbti, plauti ir kai kurių kitų buitinių dalykų daryti, jeigu mes tą laisvą laiką atlaisvintą leidžiam protingai, išmintingai bendravimui, tobulėjimui, sportavimui, sveikatai ar tiesiog kartais poilsiui, jeigu to reikia, tai tvarkoj. Bet mes dažnu atveju tą atlaisvintą laiką praleidžiam scrollindami, liaudiškai tariant. Vėl žiūrėjimą kažką ir nesvarbaus. Tai čia tokia dvejopa. Tai žinoma, technologijos
duoda ir naudą, bet ir mus aptingina. Mes ypatingai komfortabiliai gyvenam dabar. Smulkiosios motorikos mums nebereikia judesių daryti, pjaustyti, ten svogūną, morką, tarkuotas morkas gali nusipirkti iš karto. Nu čia, žinoma, šaržuojant, bet iš tikrųjų tai yra tai gerai dar, jeigu pats gaminiesi. Nu gali iš vis jau patiekalą, tik šaukštelį, ten šaukštą, šakutę išsimk ir viskas. Tai iš tikrųjų iššūkių yra, bet manau, kad visuomenė tiek Lietuvoje, tiek ir visam pasaulyje, gal net Lietuvoje labiau sąmoningėja. Nes aš atsimenu Ispanijoje ten 20 metų ar kada pirmą kartą nuvažiavęs, parkai pilni sportuojančių žmonių. Aš tuo metu Ąžuolyne, Kaune bėgiodavom, mes patys buvom sportininkai, tai vieninteliai ir bėgiodavom. Dabar jau parkai pilni žmonių, rekreaciniais tikslais, vaikščiant, bėgiojant ir taip toliau. Tai ir moksliniai tyrimai rodo, ir mūsų tam tikri tyrimų dalis rodo, kad pavyzdžiui, suaugę žmonės turintys vaikų yra fiziškai aktyvesni su metais. Suaugę žmonės kiti, taip pat ir senjorai beje, vis tampa fiziškai aktyvesni, dėja, kalbant apie vaikus, vis dar fizinis aktyvumas jų mažėja. Tai kaip, ar gerai supratau, kad ta Lietuvoje situacija mūsų nėra tokia prasta šiai dienai, mes kaip ir gerėjam? Gerėjam, bet pradinis taškas buvo pakankamai prastas. Mes labai daug kur Lietuvoje esam, ką aš pats tyrinėju, mano mokslininkų grupė ir kolegos, ką tyrinėja, daug kur esam vidutiniokai. Tiek fizinis pajėgumas vaikų, tiek suaugusių fizinis aktyvumas vaikų taip pat vidutiniškas, kalbant apie tarptautinį kontekstą. Tai nesinori būti tais vidutiniokais, bet ačiū Dievui dar nesam, kažkur jau visai užribiuose, norisi šiek tiek kilti. Tai jūs matote tą vietą, kurį mums reiktų gerokai pastiprinti, būtų būtent mokyklos ir šita vieta nuo pat... Ypatingai. Nes, tuomet auga ta karta, ar ne? Jeigu tu baigęs 12 klasių, 18 metų jaunas žmogus išeini iš mokyklos turėdamos sveikatos raštingumą, fizinį raštingumą, supranti, kodėl to reikia, kas tas fizinis aktyvumas, kaip puoselėti fizinį pajėgumą, tai visai visuomeniai bus geriau, nes tu jau išeini 18 metų žinantis, kad tu privalai sportuoti, arba net turintis ir įpročius tam, poreikį tokį natūralų. Tai pigiau visai valstybei, jau nekalbu apie ten laimės indeksą, pavyzdys, ar ne, prieš kelias dienas. Suomiai laimingiausi pasaulyje. Suomių vaikai yra fiziškai aktyviausi visam pasaulyje. Bent jau 22 metais buvo ataskaita, dabar Active Healthy Kids Global Alliance tokiai organizacijai priklausau ir kaip tik dabar rengiam ataskaitas po 4 metų, tai rudenį tik tai jau bus toks atvira viskas, tai žiūrėsim, bet tikrai Suomiai vis dar bus 5 tokie. Tikriausiai čia tokia didžiausia problema, kad išėjęs vaikas, jis neturi to įpročio ir įgūdžio to daryti ir jis to nedaro niekada toliau. Tikriausiai maža tikimybė, kad aišku, jeigu tu didžiai dalį gyvenimo nedarai, staiga, kaip čia, šausi galvo mintis ir apsiversi. Gali tai būti, bet sunkiau tą padaryti. Kaip tu manai, kaip viskas atsiliepia būtent vyresniam amžiui, turiu minėti, pats mano pirmas dalykas, apie ką aš pagalvoju, mažas fizinis aktyvumas, tai antsvoris, nutukimas. Čia tiesiogiai. Tiesiogiai, nes mūsų organizmas labai paprastas, tai gauna energiją ir išnaudot turėtų. O mes dažnu atveju dabar, tiesiog natūraliai jau kalbėjom, kad namie mažai judam, darbuose, tiesiog darbų jau tokių nebėra, ar ne? Mane vaikystėje gazdindavo blogai mokinsis eisi grovių kasti, nebėra žmonių kasančių grovių. Tai mažiau vis judam. Kaip tu manai, nutukimo atveju arba turint antsvorį, fizinis aktyvumas ir mityba, yra lygiaverčiai šitoje vietoje, kovojant, mažinant tas problemas, ar čia kuris yra iš jų svarbesnis? Mano galva yra lygiaverčiai. Esu sakęs ne kartą šitą frazę, kad bėkit nuo to trenerio, kuris pasakys, aš viską fiziniu aktyvumu jums sutvarkysiu. Nebus nutukimo, nebus antsvario, bus viskas sveika. Ir bėkit nuo to dietisto, kuris pasakys, aš viską mitybą sutvarkysiu. Ne. Vis dėlto mūsų kūnas, kalbant apie tą energiją, negaunam kalorijas ir jeigu mes jų neišnaudojam, viskas kaupiasi mumise. Aišku, dažnu atveju riebalų pagalba. Tai ir mityba labai svarbi, subalansuota. Ir aš nekalbu apie dietas, apie badavimus visokius, ar ne? Tiesiog reikia susidėlioti tam tikrus principus ir viskas. Čia labai daug nereikia nei investuoti laiko, nei pinigų į tą mitybą. Tiesiog principus žinoti, kas beje turėtų būti labiau akcentuojama mokykloje. Ir fizinis aktyvumas, vėl nereikia 3 kartus eiti į džymą kiekvieną dieną.
Nu ne, tokius bendrus principus. Ir jeigu jau namie mažiau judam, nu tai gal atsisakykim to troleibuso 15 minučių važiuoti, o geriau pėsčiom nueikim 30 minučių. Tai tokie paprasti dalykėliai. Ir mityba, ir fizinis aktyvumas. O kaip tu manai, ar gali tai būna tikriausiai, kad žmonės sportuoja, sako, aš sportuoju, bet man tas svoris nekrenta. Čia gal tada sportuoju, bet valgau ne tą, ką reikia. Ir ne tada, ką reikia. Čia yra dvi pusės. Šiaip labai idealu yra, kada žmogus, nu ten tarkim kūno masės indeksas 23, 24, 25 pradeda sportuoti ir sportuoja, jėgos treniruotės daro ir svoris jam nekrenta. Čia yra idealu, tik tai mes to nesuprantam ir ypač moteris, nes moteris kažkaip, jom reikia to mažesnio svorio. Ką reiškia, jeigu tu sportuoji ir nekrenta svoris, tavo riebalai greičiausiai tirpsta, o raumenys didėja. Raumenys dabar viena ilgamžiškumo detalių labai svarbių. Tai žinoma, bet jeigu nori žmogus šiek tiek numesti to svorio, jeigu tikrai reikia, dar čia reikia įsivertinti, nes lietuviai, ypač moterys, labai jau linkę neadekvačiai vertinti savo kūną, nes ir statistika tam tikra yra. Tai iš tikrųjų su tuo svoriu, nutukimu, fiziniu aktyvumu natūraliais šiek tiek turėtų mažėti ir dažniausiai tai yra. Bet kita vertus, kaip teisingai ir paminėjai, gali būti kažkaip pasąmoningai. Nu, kaip pavyzdys. Visą gyvenimą valgiau ten popietei karšto pieno, įsivaizduokim, stiklinę ir vieną sausainį, bet aš pradėjau sportuoti, sugrūsiu 5, ar ne? Tai kas iš to, kad tu tos energijos daugiau išeikvoji sporto klube, bet daugiau gauni kalorijų. Ir apskritai dar mūsų pasąmonė net veikia. Aš žinau, kad eisiu į sporto klubą arba buvau, nu tai brangioji šunį išvesk jau tu, o visą gyvenimą aš vedžiau, ar ne? Nu, toksai pasąmoninis net, kad daugiau šiek tiek poilsio, tai gali būti, kad ta energija daugiau išnaudojama, beje, tyrimai, ką rekomenduoja. Negerai, kai pusvalandį aktyviai sportuoji ir 23,5 valandos likusias paroje tu guli. Geriau gal nebūtinai taip intensyviai, bet tarpuose etapuose. Aš tokį norėčiau gal pasidalinti istoriją iš savo pacientų, kurį praeitą savaitę buvau sutikęs, tiesą pasakius, ne dėl nutukimo ar antsvorio buvo pas mane atėjęs, bet jisai man paminėjo, kad nemažai svorio numetė. 50 kg. Ir aš jo paklausiu, kaip tu tą padarėjai, tai kad tu ką tik ir paminėjai apie intermituojantį badavimą, fastingą, tai sakė, aš savaitę nevalgau. Sakau, tu kaip tu savaitę nevalgai? O taip, sakė, tik vandenį geriu, elektrolitus ir visa kita. Ir kažkaip aš pagalvojau iš savo savaitę nevalgyt, sakė, pirmas 2 paras labai sunku, paskui visai neblogai. Tai man atrodo į medicininių požiūrių, kad tai yra žalinga. Turiu minį, kad tai, aš suprantu, kad svoris krenta, bet tikriausiai ir raumenų masė, ir raumenys yra, nes ir daug dalykų atsiranda negerų. Tai tiesiog norėjau pasidalinti, kad būna ir tokių dalykų, ką išgirstu, bet manyčiau, kad tai nėra gera praktika. Tokie drastiški pokyčiai. Aišku, kad svoris nukris, nes savaitę nevalgai, turiu minį. Taip, bet negauni ir baltymų, negauni ir kitų maistingų medžiagų, ir smegenim veikti reikia. Bet žinoma, jeigu yra didžiulis antsvoris, kartais galima turbūt imtis tokių jau drastiškų priemonių, bet pats svarbiausias dalykas, ne savo susigalvojimu, ne su ChatGPT pasitarus ar su Google, su gydytojo priežiūra. Tai įvertinus, pasidarius tyrimus, ten nuo kardiogramos iki kraujo tyrimų, gal tu tiesiog negali net parą ištemti, kaip pavyzdys ten, jeigu su gliukoze ar su kitais dalykais yra problemų. Nu, žodžiu, reikia labai labai atsargiai. Tai tas badavimas, čia labai toksai slidus dalykas, jeigu yra antsvoris arba nutukimas, kai kuriais atvejais gal ir gerai, bet tas pavyzdys, ar ne, lieknas kūnas dabar ir kai kurios instagramerės, aišku, dažniau moteris, ir badauja. Kokiu tikslu? Badavimas, jeigu tu šiek tiek pabadauji, tikslas yra tas, kad energiją organizmas pradėtų imti iš riebalų. Bet jeigu tų riebalų nėra, iš ko jisai ims? Tai ir ima iš raumenų, iš kaulų, iš smegenų ir taip toliau. Tai liekniems žmonėms apie jokį badavimą, o tas lieknas ir nėra, kad ten visai jau lieknas. Tai 21, 20 kūno masės indeksas jau yra lieknas, tai tokiems žmonėms visiškai badavimo nereikia. Tai aš galvoju, gal tie liekni žmonės, kaip sakai, instagramerės, kur būna, kur
Gal čia ir mes turim ir kitų tokių nukrypimų nuo normos, kai mes klaidingai įsivaizduojam, koks turi būti tas mūsų kūnas. Mes matom per televizorių dažniausiai standartus netitinkančius vaizdus ir mes įsivaizduojam, kad taip turėtų būti, ir nuo mažens vaikai tą mato iš tikrųjų. Kaip sakai, skaičiukai irgi, tikriausiai tas kilogramų kiekis svarbu, kad sumažėtų, nes toks objektyvus kriterijus, žiūrėk, man sekasi gerai, o jeigu nemažėja, raumens masės taip nepamatuosi, čia atsistojęs, sakai, nejudu vietoj tada, tai tikriausiai čia tie klaidingi supratimai yra visur nuveda. Tai dar apie skaičius galėčiau. Pavyzdžiui, Lietuvos kontekstas 15 metų paaugliai. 24% turi nutukimą berniukai, o save mato stambiais 24. Reiškia adekvatus požiūris į savo kūną. Bet mergaitės 16% turi nutukimą, o save mato, spėk, beveik kas antra. 42% 15-mečių lietuvaičių mato save per stambę, o tai nėra tiesa. Tai nėra adekvatus požiūris į savo kūną. Tai va čia yra problema ir ką jos daro? Greičiausiai nevalgo. Ką reiškia paauglystį nevalgyti? Tai ne tik reprodukcinė sistema gali sutrikti apskritai ir psichika net. Tiesioginis kelias į valgymo sutrikimus. Tai tas body image arba kūno vaizdas, ne šiaip savo labai tyrinėjamas. Mes Lietuvoje apie jį tikrai per mažai kalbam, labiau kalbam apie tą antsvarį nutukimą, kas irgi yra problema, ar ne, bet iš kitos pusės apie kūno vaizdą mes visai nekalbam, o tai irgi yra problema. Sutinku, aš tai gal tą visą mediją, socialinę irgi televiziją, visą kitą, kur pateikia mums tik išskirtinius tam tikrus aktorius, kas nėra standartas, ir visi kažkaip visą vaikystę, visą matydami tai, įsivaizduoja, kad tai yra siekiamybė ir tai visiškai netinka tikrovės. Tai kaip tu minėjai, tas visas badavimas irgi, tai aišku, pasitarint su gydytoju, o kaip su sportu turiu minį, ar tu, jeigu tu esi nutukęs, dabar ar tau reikia specialisto, kad tau padėtų, tave įvestų į tą sportą, ar tu gali tiesiog, gerai, viskas, noriu tau įsikačialką ir stumsiu štangą. Ar būtų protingiau iš tikrųjų irgi mums su treneriu pasitart, kažko pradėti žingsnelis po žingsnelio, kaip tą saugiai ir efektyviai padaryti? Pasivaikščiojimas tikrai niekam nepakenks. Ar tu turi antsvarį, ar nutukimą, pasivaikščiot gydytojo nereikia atsiklausti, ar galiu, ar ne. Bet jeigu taip rimčiau kalbant, jeigu žmogus nori, taip intensyviau, arba nori į sporto klubą ar dar kažkur ir jam, pavyzdžiui, ten 30, 40 ar 50 metų, o paskutinį sykį sporto salėje buvo fizinio ugdymo pamokoje, kai jam buvo 18. Tuomet pas šeimos gydytoją, bent jau kardiogramą. Nes neaišku, kas per 30, per 20 metų įvyko su tavo širdim, o jeigu tu turi dar antsvarį ar nutukimą, gal dar kažkokių užslėptų lygų lygelių yra, tai tikrai kardiogramą niekada nepakenks, kartą metuose apskritai profilaktiškai visiems rekomenduoju tą pasidaryti. Ir gal vis dėlto kraujo tyrimus elementarius. Gal vitaminų trūksta, o gal nieko netrūksta. Gal ypatingai per didelis kiekis ten kokio, cholesterolio. Aišku, cholesterolis tai čia netrukdys jau labai pasportuoti, bet ta prasme įsivertinti savo organizmą tikrai reikėtų, o tik tuomet su treneriu. Nerekomenduočiau gal pirmą su treneriu tartis, o po to su gydytoju. Pirmą šeimos gydytojas, o tada jau su treneriu. Bet kaip tu manai, treneris irgi čia tikriausiai yra svarbus vaidmuo, parenkant tinkamą fizinį krūvį, nes tikriausiai jeigu tu 20-30 metų nesportavai, nemanau, kad tu tinkamai atliksi tos pratimus ir tokius, kokius reiktų atlikti. Tikriausiai ir traumų rizika didesnė, tai čia irgi matyti, reikia tą pasitarti ir pačiam gal ne visai lengva pradėti. Aš galvoju, kad lengva, bet iš tikrųjų tai man lengva čia sakyti, nes tokiam burbule gyvenu to fizinio aktyvumo ir sportuojančių žmonių, bet žmonės, kurie paskutinius 20 metų ar 10 nesportavo, ar fizinio ugdymo ten pamokos nekokybiškos buvo ir tiesiog ne pats tas žmogus kaltas, o tiesiog aplinka, tai jam šiek tiek sudėtingiau, bet viską palaipsniui. Ir aš sakyčiau, nedrįsčiau pasakyti blogas tas treneris, kuris iškart duoda krūvį, kad tik jam iš karto viskas skaudėtų kitą dieną. Ne, reikia pratinti tiek širdį, tiek raumenis. Tai čia širdį ir raumenis mes tai primityviai suprantam, tik tai svarbiausia tokį dalyką adaptacinį. Bet sausgyslės, jos elastingumą neturėjo 20 metų, jeigu, ar ne? Sąnariai ta prasme, visas organizmas, prakaito liaukos galų gale, neaišku, kaip jos suveiks, jeigu žmogus neprakaitavo, jeigu į pirtį net nėjo. Vėl šaržuojant, bet iš tikrųjų tiesos yra tame, tai viską palaipsniui. Ir tas
Stambus žmogus, jeigu pradeda sportuoti, pradedam nuo vaikščiojimo. Ir ne vieną dieną pavaikštom, o kitą dieną jau bėgom. Savaitėmis galima vaikščioti. Tada greitinti, tada gal lėtai bėgti, ar ne? Ir iš karto prisižiūrėti mitybą. Susibalansuoti. O susibalansuoti, paprasti, vis su studentais kartais diskutuoja, atrodo, taip viskas aišku. Ir žiūrėk, kas nors atsineša energetinį gėrimą ir pasistato. Tai iš karto atsisakyti saldžių gazuoto gėrimų. Jau bus didžiulis gėris. Saldumynų nesakau atsisakyti iš karto, gal palaipsniui, bet ant tuščio skrandžio bent nevalgyti, kad gliukozės šuolių nebūtų. Desertas skirtas pasimėgauti po maisto, po pagrindinio patiekalo, po angliavandenių gal mažiau, po baltymų, riebalų ir tada tik tai šiek tiek deserto ir net 3 kartus per dieną. Kaip tu manai, kaip tas visas fizinis aktyvumas susijęs su visa kita mūsų kūno sistema, raumenų masė, pavyzdžiui? Aš kiek žinau, irgi tai yra labai svarbus toksai dalykas ir jeigu žmogus nesportuoja, tai iš tikrųjų sarkopenija viena iš tų bėdų, su kuo jis susiduria ganėtinai greitai. Kas čia per dalykai? Sarkopenija svarbus dalykas ir beje, liga šita įforminta, jeigu taip galima pasakyti, visai nesenai, 10 metų, 2016 metais. Buvo taip priimta manyti, kad raumenys nyksta su amžiumi. Iš tikrųjų, jie šiek tiek nyksta su amžiumi, bet jeigu tu sportuoji, jie nyksta žymiai rečiau ir lėčiau. Tai sarkopenija dabar jau manoma. Nesenai straipsnių skaičiau, kad nuo 25 metų, anksčiau buvo manoma, kad nuo 40 prasideda šitas efektas blogasis, dabar nuo 25. Jeigu kelios dienos gulinčio režimo, tai jau prasideda pirmieji raumenų atrofijos požymiai. Aišku, 25 metų žmogaus atsistatymas bus žymiai greičiau, pradės judėti, sportuoti, bet jeigu tau 40-50, jau po tų 3 dienų ar po savaitės gulėjimo, tai jau sudėtingiau atsistatys, aišku, įmanoma. Tai žmonės, kurie turi sarkopeniją, 1,5 karto dažniau gauna insultą, infarktą, vėžiu suserga. Žmonės neturintys sarkopeniją, ypatingai vyresnėme amžiuje, tai reiškia raumenyno daugiau, kojose taip pat stabilumas geresnis. Prevencija kritimams, tas ypatingai svarbu senjorams. Ir žmonės, kurie turi sarkopeniją, turi 2 kartus didesnę tikimybę turėti neįgalumą apskritai. Tai raumenynas mums yra būtinas. O kaip tą pasiekti, vėl 2 paprasti dalykai. Jėgos treniruotės, vaikščiojimas gerai, bet per mažai. Nes visos rekomendacijos yra susijusios su šiek tiek bent jau jėgos treniruočių. Ir baltymai. Tai apie jėgos treniruotės, čia gal mitą noriu tokį paneigti. Ypač moteris ir apie vaikus, jeigu savo dar jos galvoja, kad jėgos treniruotės tik ganteliai ir štangos. Ne, tavo kūnas yra puikiausia jėgos treniruočių priemonė. Atsispaudimai, atsilenkimai, šuoliukai, įtupstus padarytumėm, iš karto jaustumėm, kad tai jėgos treniruotė, nes sekančias 2 dienas greičiausiai skaudės apatinę kūno dalį. Tai iš tikrųjų jėgos treniruočių galima ir be gantelių, ir štangų. Ir baltymų. Tai baltymai, jeigu jau dabar ta apversta piramidė Amerikos maisto, iš tikrųjų yra ten gerų dalykų, būtent apie baltymus. Visos organizacijos rekomenduoja iki gramo 1 kg kūno masės per dieną. Jie aiškiai formino 1,2–1,6. O visas mokslas jau senai sako, jeigu tu šiek tiek sportuoji, jau 10 metų gal straipsnių yra, 1,5 gramo 1 kg kūno masės per dieną. Kažkaip žmonės gal galvoju, taip nepastebi to raumenų masės mažėjimo. Žinai, iš savo praktikos klinikinės pastebiu, jeigu, pavyzdžiui, turi pacientą, kuris reanimacijų praleidžia mėnesį lovoj, tai jam sunku atsistoti yra. Turminį, tai nereikia daug metų nejudėti. Užtenka tikrai. Jeigu tu savaitę pagulėtum, neatsikeltum, tikrai pajustum. Kadangi žmonės šiek tiek juda, tikriausiai vaikšto, tai to pojūčio tokio aišku nėra. Tai kaip suprantu, tas mūsų fizinis aktyvumas veda iš tikrųjų ir prie išgyvenamumo tų visų dalykų, kaulų, kaip sakom, lūžiai, stabilesnė stovėsena, prevencija, visa kita. Kaip manai, kokiom dar lygom iš tikrųjų susijęs, kokio greičio grasina, ar kokiom lygom galėtum dažniau susirgti, jeigu mes mažiau sportuotumėm? Turim čia ryšį su onkologiniais susirgymais, ar dar? Tų skaičiavimų ir variacijų yra įvairių. Tai aiškiai įrodyta, kad nuo 40 ligų tai čia mažiausiai apsaugo arba atitolina fizinis aktyvumas. O susijęs tai yra ir 200 ligų, ir 300 ligų, žodžiu, begalė. Aš net nežinau, kur galėčiau įvardinti, kur
atvirkštinis variantas, ar ne, tas dark side of physical activity yra tam tikrų, bet didžiausias tai persitreniravimas. Bet mes kalbam apie paprastus žmonės, kur tikrai nereikia to persitreniravimo. Tai visas ligas arba atitolina, arba užkardo jas, arba sumažina tikimybę. Tai begalė ligų, tame tarpe, kaip užsiminėjai, ir net ir vėžys, net ir tos baisiosios vadinamos ligos. Kažkaip paminėjai apie persitrenimą, aš kažkaip iškart pagalvojau, dark side, kas čia galėtų būti. Man žinai, tokie pirmą išvystyrio kultūristai, kurie sportuoja tikrai daug, tikriausiai, valgo tikrai daug baltymų valgo, daugiau negu 1,5 gramo. Tai bet ten tikriausiai, tik tai baltymus. Taip, ten tikriausiai atsiranda hormoniniai preparatai, augimo hormonai, insulinai ir visa kita, kas labai turi kardiovaskulinį sistemai šaltinių poveikių, nes kiek esu matęs, ten buvo tikrai daug mirčių, ties 40-50 metų amžiaus iš tikrųjų. Kaip manai, ar čia yra svarbu, ar tu daugiau sportuosi, ar intensyviau sportuosi, ar tas, kaip supratau, tikriausiai yra logiškiausia išlaikyti, kaip sakyti, vienodą tempą. Į savaitę 3 kartai, negu geriau 1 kartą per savaitę, bet labai stipriai pasportuosiu ir paskui pailsėsiu. Turėti tam tikrą rutiną iš tikrųjų tas geriausiai mūsų veda prie teigiamų rezultatų. Jeigu mes norim, ar mes turim sporto, kažkur, pavyzdžiui, turim onkologinės ligas ar kitus sargymus, kur sportas mums padėtų pagelbėti iš to, pasveikti nuo to. Ar yra čia kokių nors irgi studijų, kad mes, sergant kokią nors ligą, išskyrus tikriausiai nutukimų ir antsvorių, kur taip galvom, tikslą pasieksim sportuodami, kad mes irgi pasveiksim judėdami? Yra. Ir aišku, daugiau yra studijų, kurios kaip prevencinė priemonė fizinį aktyvumą iškelia gerąją prasme prieš onkologiją. Pavyzdžiui, visa virškinamo trakto sistema, visi jos organai iš gerosios pusės imlus didesniam fiziniam aktyvumui. Nėra virškinamo trakto organo nei vieno, kuris būtų ant nulio, taip liaudiškai tariant, arba į pliusą, kur didelis fizinis aktyvumas ir, tarkim, iššaukia kažkokį vėžį. Ne, visur į minusą. Kepenų vėžys, jo tu susirgsi 27% mažesnė tikimybė, jeigu tu turėsi tokį didesnį fizinį aktyvumą stabiliai. Prieš kokį 15, gal 20 metų buvo manoma, kad fizinis aktyvumas atitolina tik tai krūties vėžį ir tiesiosios žarnos. Dabar jau aiškiai įrodyta. Krūties vėžį, tiesiosios žarnos, gimdos, stemplės, pūslės ir kai kurių skrandžio vėžių formos atitolina fizinis aktyvumas. Tai iš tikrųjų kaip prevencinė priemonė, ir kuri dar nieko nekainuoja, ir kuri nuo mūsų tik tai priklauso, ar ne? Čia visiškai tavo pasirinkimas, tavo elgesys, tu sportuosi ar ne. Tai pilna įrodymų. Vis mane stebina dar, kad žmonėm dar reikia kažkokių skaičių, dar įrodymų. Atrodo, jau tai viskas akivaizdu, tai imk, pradėk ir sportuok, ir net vėžiu susirgsi rečiau. O kalbant jau, jeigu jau žmonės kas serga ar ne, tai jau net ir vaikam yra vaikų studijos, kurie susirgo vėžiu po chemoterapijos, po įvairių kitų medicininių tokių intervencijų. Tai fizinis aktyvumas visur rekomenduojamas šalia vaistų, šalia gydymo. Nes raumenynas nusilpęs, nuotaika bloga, pats visas išsekimas ir fizinis aktyvumas prie to gali prisidėti iš gerosios pusės, bet tai negali būti jokių rekomendacijų tokių masinių, ar ne? Tai visiškai labai individualu, ūgis, lytis, amžius, būklė, raumenynas, galų gale kokie vaistai buvo leisti ar leisti, kokios stadijos ir taip toliau. Tai čia dažnos diskusijos būna mokslo, fizinio aktyvumo ekspertų ir žmonių, kurie operuoja onkologinius ligonius, kaip susitarti, kaip žinoti, kokį taikyti tą fizinį aktyvumą ir panašiai, bet apskritai tokios rekomendacijos taikyti gydymo metu fizinį aktyvumą onkologiniams ligoniams yra. Iš savo praktikos norėčiau pasidalinti, kad gydant, aš kaip urologas gydau nemažai pacientų sergančių prostatos vėžių. Ir mes, kai turim išplitusią ligą, dažnai skiriam androgenų deprivaciją, tai skiriam hormonų terapiją, kuri mažina testosteroną. O čia yra vienas iš veiksnių osteoporozei vystytis pagrindinių. Tai irgi vis savo pacientams rekomenduoju, kad tos osteoporozės prevencijai, kol dar nėra pasiekta to kritinio taško, nereikia medikamentinio gydymo, judėktų.
judėk. Dažniausiai mano patarimai būna kaip 3 kart per savaitę, bent sakau, bent po 30 ar 60 minučių, bet iš tikrųjų norėčiau tavęs paklausti, koks tas turėtų būti toksai, kaip tu manai, vyresnio amžiaus žmogui, kiek jis turėtų, sergantis, tarkim, onkologinė liga, ar jam būtų po valandą 3 kart per savaitę pakankamas fizinis aktyvumas, vaikščiojimas aktyvus, šiaurietiškas vaikščiojimas, kaip tu manai? Su onkologija, kaip jau sakiau, labai svarbus tas prižiūrintysis gydytojas. Tiesiogiai, ką jisai rekomenduos, ką jisai paskirs. Bet tai labai individualu, ar ne? Kada, kiek, kokia būklė dabar. Tai turbūt net nenorėčiau taip išsiplėsti, kad sakyti, kad tiek ir tiek yra gerai. Tai būtinai tarti su gydytoju. Bet kad fizinio aktyvumo reikia, tai yra faktas. Tikriausiai kiekviena liga, kaip sakyt, turi savo apribojimą. Aišku, tai matyt, gal kai kurie pacientai gal ir mažiau gali, kurie daugiau gali, tai suprantama. Kaip manai, vyresniam amžiui, čia mes kalbame apie vyresnius žmonės, ar sunkiau pradėti sportuoti, gal per vėlu jau pradėti sportuoti, jeigu tau 60, tu turi antsvorį, gal jau viskas, sako, man jau čia gyvenime nebelemta sportuoti, ar tu pavėlavai traukinį, ar tu gali dar vis laikas? Man patinka kelios tokios didžiulės studijos, kur aiškiai sakoma, nėra amžiaus, nuo kurio tu negali pradėti sportuoti. Požiūrio klausimas, ar tau 90, ar tau 120. Sportuoti tu gali, bet sveiko proto principas. Tai jeigu tau 50 ir tu nesportavai 30 metų, nebėk maratoną kitą savaitę. Ir net ne kitais metais, gal kitais metais. Bet viską palaipsniui, nes tarkim apie maratoną, ar ne, visada kas nors miršta. Jeigu ne Lietuvoje, tai Latvijoje, jeigu ne Latvijoje, tai Lenkijoje, nes tų maratonų daugėja ir miršta vidutinio pagrinde statistika, vidutinio amžiaus vyras. Pamato reklamą, reklama, bėgu, o kardiogramą daryta prieš 25 metus. Ir mirštama dažniausiai ne tiesiogiai, kad bėga, o beveik visi turėjo tam tikras užslėptas dažniausiai širdies ligas ar panašiai. Tiesiog neįsivertina savo galimybių. Tai čia sveikatos raštingumo trūkumas. Mūsų Lietuvos gyventojų ir Europos apskritai, net manoma, ten 8-9 iš Europos gyventojų prastą turi sveikatos raštingumą. Tai iš tikrųjų, grįžtant prie tyrimų, pasidarykim tą kardiogramą, ypatingai jeigu su širdim susiję. Tai tikriausiai čia bėda, kad didžioji dalis nežino, kad turi gretutinės patologijos, reikšmingos patologijos, kuri pasireiškia būtent prie tokio didelio fizinio krūvio, kurį pasirinka per didelį šiuo atveju tikriausiai, kas jam būtų saugu daryti. Taip, būtent. Bet dar kalbant apie seniorus, tai tikrai galima sportuoti, galima lipti ir laiptukais, galima pasivaikščioti. Seniorams labai dar rezonuoja, tiesa visiems žmonėms, sociumas. Kažkoks pagalbininkas, ar ne? Ar tai bus ten partneris, vyras, žmona, kaimynas, kaimynė. Tiesiog pradėti nuo paprastų, pasiskambinti, užeiti, pasibelsti ir einam pasivaikščioti. Ir ypatingai dabar pavasarėjant. Tai tada keliems žmonėms tų tikslų siekti yra žymiai lengviau. Viens kitą pamotyvuoja, ar ne? Tai pradedam nuo pasivaikščiojimų, tada gal pagreitinam. Pažiūrėkim, kiek daug, bent jau man visada užkliūva akis, tos stotelės yra tų tokių, primityvokų, bet vis tiek ten, tarkim, jėgos treniruotę, ten kokią, ar paspausti, ar pastumti, ar parkuose, kur yra ir panašiai. Labai daug seniorų, tai reiškia, poreikis iš esmės yra. Tik tai dar juos labiau padrasinti, dar pasakyti, kad tu gali, bet kas gali. Ir gal šiek tiek įvesti tokių rekomendacijų, kad viską po truputėlį. Šiaip tai yra labai gražių pavyzdžių, kur iš tikrųjų žmonės po kelių metų jau eina iki štangų sporto klube. Ir ne tik vyrai, o ir moteris, vyresnio amžiaus seniorų. Mažai, bet tokių pavyzdžių yra. Gal tie visi už tai, kaip čia sporto klubai ar visokie bėgimo klubai iš tikrųjų, tai tikriausiai ta bendrystė iš tikrųjų skatina. Taip. Nors aš asmeniškai, pavyzdžiui, aš irgi tikrai stengiuosi aktyviai gyventi, daug bėgioju ir ilgas distancijas, tai man dažniausiai patinka vienam tą daryti. Man irgi. Žinai dėl ko? Nes man nereikia prie nieko taikytis. Nes aš tada bėgu savo tempu, kai aš noriu, bėgu tiek, kiek aš noriu ir dažniausiai laiko sutaupau. Tai bet tikriausiai tam žmogui, kuris nėra to pradėjęs daryti, gal jam patogiau pradėti su kompanija. Pradedantiesiam.
Mums jau vat, tie, kurie turi savo įpročius, jau tiesiog tu žinai, tu nori, ko nori, žinai, bet pradėti žymiai lengviau ir išsilaikyti. Va čia dar. Nes pradėti mes daug kas, pažiūrėkit, kas vyksta sausio pradžioj sporto klubuose. Visi prisipirkė pilnas, ar ne? Vasarį mažiau, kovą dar mažiau, balandėm pavasario vėl šiek tiek padaugėja, ar ne? Nes vasarai nori geresnio kūno visi. Bet iš esmės pradėti žymiai lengviau, bet va čia mokslo didžiausias klausimas ir irgi įvairių yra tyrimų, kaip išlaikyti. Tai jeigu yra šalia kažkas, kuris padrasina, pamotivuoja arba viens kitą pastumia gerąją prasme, tai žymiai lengviau išsilaikyti toj fizinio aktyvumo aplinkoje. O kaip tu manai, mūsų infrastruktūrą, Lietuvoje vertinant, Vilnių, pavyzdžiui, ir kituose, net nežinau, miestuose, mes geroje situacijoje esam. Mes turim pakankamai, dviračių takų, turim pakankamai stadionų, kur galėtų žmonės laisvai sportuoti. Tokių, kaip tu sakai, sporto tikrai aš treniruoklių visokiausių pastebiu, kartais vis pastato kažkur. Pats nesu jų bandęs, nes man taip atrodo, jie tokie, nežinau, kas su jais daryti, bet vis atsiranda. Kur čia situacija? Mes turim kur pasitemti šitoje vietoje, lyginant su užsieniu, pavyzdžiui, su Skandinavija. Mes turim kur pasitemti. Tai jeigu sakau, kad fizinis aktyvumas, pajėgumas, vidutiniokai, kalbant apie šią sferą, mes žemiau negu vidutiniokai. Pažiūrėkim į sovietinių statybų namus ir jų vadinamas kabutėse sporto aikšteles. Ten automobilių stovėjimo nelegalios aikštelės. Aš suprantu tuos gyventojus, kas ten gyvena, nes nėra kur tų automobilių statyti. O anksčiau buvo ten krepšinio aikštelės dažniausiai, ar ne, tai nėra net užuomazgų. Asfaltas ten yra, ar ne, bet ten statomos mašinos. Tai situacija prasta. Naujų statybų jau yra, jau ir vaikų aikštelių yra kai kur, ar ne. Infrastruktūra gerėja, bet toli gražu nuo Skandinavijos ir toli gražu nuo Japonijos, kur ypatingai išvystytas tas mobilumo fizinis aktyvumas, arba mes vis bandom tą terminą įvesti, aktyvus susisiekimas. Nežinau, kokį čia rajoną dabar nuo ten Pašilaičių iki centro 8 valandą ryte su dviračiu. Aš jau nekalbu apie įvairių pirštų kombinacijų iš vairuotojų pusės tam dviratininkui, bet neaišku, tu apskritai ar gyvas davažiuosi, nes kultūros nėra, atskirų takų nėra, visi skuba, visi pikti ir aš ir tos suprantu. Tai dar toli gražu mums, bet manau, kad situacija tikrai gerėja, ypač kalbant apie užmiesčius, tų pažintinių takų, yra gražiausių, kiekvienam kaime, miestelėje, tu tik vaikščiok. Su dviračių takais dar yra kur pasistengti, bet manau tikrai gerėja, bet pačiam mieste šiek tiek sudėtinga. Bet čia šiek tiek požiūrio klausimas yra, nėra dviračio tako, ką darysi, tai tada gal kažkur ar pėsčiomis, ar trumpiau pavažiuok, ar dar kažką, bet reikia reikalauti, ar ne, reikia reikalauti statytojų, savivaldybės, investicijų, jos yra, bet ne taip viskas efektyviai dar veikia, kaip galėtų. Bet aš kažkaip žiūriu į tą optimistiškai. Aš irgi, kažkaip taip dažnai būna į dviračių važiuoju ir į darbą. Kartais tenka nuo Nemenčinės tą pusę važiuoti. Ten tikrai iki pat miesto, gal kokį 15 km yra puikus dviračių takas iki pačio centro, iki pat Paupio aš galiu atvažiuoti. Ir kažkaip tais galvoju, kad, visai fainas gyvenimas. Kai kur yra jau labai gerai padaryta, sakau, kai kur dar pasistengti yra kur. Kaip tu manai, koks yra gydytojų vaidmuo, gydytojų požiūris šitoj vietoje? Ar mes pakankamai kaip gydytojai šnekam apie sporto naudą? Ar mes tik labai linkę pagydyti vaistais? Ar čia galėtum irgi tikriausiai pasitemti gal? 1000 metų atgal jau buvo savoka tokia ir pasakymas, kad geriausias vaistas yra judėjimas arba ėjimas net. Tai būtų gerai, kad tą vaistą kuo dažniau išrašytų gydytojai. Šeimos gydytojai ypatingai turbūt galėtų turėti tokį poveikį. Ir čia jau kalbant apie kartas, nes jeigu ateina jauni tėvai su vaiku ir jeigu kaip prevencinė priemonė viskam galėtų susakyti paprastas elementarias fizinio aktyvumo rekomendacijas. Kiek reikia vaikui judėti, kiek reikia mamai, kiek reikia tėvui, gal ir seneliam. Tai tas vaikas augs, dažniausiai būna, kad
lieka pas tą patį šeimos gydytoją, ar ne, tokia karta, kol praeis, taip pat ir apie mitybą šiek tiek pakalbėti, nes dažnu atveju tik tai patikrina, pažiūri, išrašo, nenoriu suabsoliutinti, bet tokiam idealiam pasaulyje galėtų būti didesnis fokusas į tą prevenciją ir būtent apie tą fizinį aktyvumą ir šiek tiek mitybos. Tai ir dar gydytojo pats turbūt pavyzdys. Ar jis sportuoja, ar jis ten kvapelis cigarečių gali būti ar ne, gal ir tas nutukimas ar ne, bet nežinau, čia ne pagrindinis gal dalykas, vis dėlto pagrindinis, kad ne iš karto tik tai kalbėtų apie vaistus ir gydymą, o apie prevenciją. Aš sutikčiau irgi, bet manau, kad, žinai, tas pavyzdys irgi yra, svarbus dalykas, tai sunku klausytis gal iš to specialisto, kuris pats to nesilaiko, tų rekomendacijų ir tikėti, ką reiktų daryti, jeigu jis pats nedaro to. Čia tas pats, kas tėvas, jeigu rūkantis virtuviai, sakytų, bartų paauglį sūnų, kuris pradėjo rūkyti. Aš kažkada mačiau tokį irgi gal trumpą reelsai sakė, kuo tu sūnau nesportuoji, o pats alų geri televizorių žiūri. Kaip tu matai, pabaigai norėčiau dar paliesti tokią įdomią temą apie ar sportas svarbus tik tais mūsų fiziniam kūnui. Kaip čia turi ryšį su psichologinė dalim? Ar mes turim priklausomybę sportui? Apskritai fizinis aktyvumas absoliučiai tiesiogiai įtakoja mūsų ir geresnę nuotaiką, ir kognityvinės funkcijas geresnės. Tai fizinis aktyvumas, norėčiau, kad kuo daugiau žmonių tą suprastų, kad svarbus ne tik mūsų fiziniam kūnui, bet ir psichikos sveikatai. Pavyzdžiui, Pasaulio sveikatos organizacija, ką skaičiuoja, iki 2030, tai kiek čia liko, 4 metai, 500 daugiau milijonų naujų lygų atvejų atsiras ir antroj vietoj po hipertenzijos, po aukšto kraujospūdžio bus nerimas ir depresija. Dėl neaktyvumo, dėl tingėjimo. Tai fizinis aktyvumas yra didžiulis gėris mūsų psichikos sveikatai. Tie patys 7000 žingsnių, apie kuriuos kalbėjau pradžioj, lyginant žmonės, kurie nueina 2 ir 7, tai 22% turi mažesnę tikimybę susirgti depresiją. Tai aiškiai parodo fizinis aktyvumas, kad ir paprastas pasivaikščiojimas geriau atsiliepia mūsų psichikos sveikatai. Dar daugam rekomenduoju, padarykite eksperimentą su savim. Kas nors suerzina, nesvarbu, asmeniniai, darbiniai santykiai, e-mailas, labai dažnai, bent jau mane tai labai dažnai tai suerzina. Ir kartais tą taikau, išeinu pasivaikščioti. Labai gerai, jeigu greitesnių žingsnių arba dar užlipti laiptais, padūsti, smegenis gauna daugiau kraujo, daugiau deguonies. Niekada nesu parėjęs, dar labiau susinervavęs. Niekada. Visada atsipalaiduoji, iškeiki ten, jeigu reikia, ką nors mintysi arba garsiai vieną savo ar ne. Viskas, pareini, nei tas e-mailas toks atrodo, ten daug reikalaujantis laiko, nei tas kolega taip jau beerzina, ar ne, padarykit tokį eksperimentą, tai va dopamino šioks toks įsiskyrimas jau pagerina. Žinai ką, prisiminiau iš savo praeities, kai ruošiausi 12 klasės egzaminam, tikrai užknisdavau ten beskaitytas knygas, padėdavau knygas, išeidavau stadioną. Prabėgdavau, pareidavau, toliau tęsdavau. Ir žinok, būtų toksai kaip kažkoks persikrovimas. Atitrūksti ir vėl gali dirbti, nors fiziškai gal ir pavargsti, netenki, nežinau, gliukozės, šiek tiek angliavandenių, pavalgai, bet psichologiškai jautiesi kažkokį tarpą padaręs, pertrauką. Čia labai gerą momentą priminiai, su slovėnais esam daug diskutavę, nes jie irgi turi tą problemą, kad paskutiniais metais, 12 klasiai, va dabar, praktiškai 12-okai nelanko fizinio ugdymo pamokų, kai kurie, jeigu nerimtais, jeigu neprofesionaliai sportavo, tai į būrelius net tėvai kartais neleidžia, arba patys ne, nes reikia 8-10-12 valandų skaityti ten šilelį ar mokytis kažką, ko nespėjai per tos 12 metų. Reikia mokytis, bet reikia ir būtinai duoti pailsėti smegenims, nes tas senas labai tyrimas po 20 minučių pasivaikščiojimo vaiko smegenų nuotrauka buvo žymiai ryškesnė, smegenys aktyvesnės. Tai reiškia, po 20 minučių pasivaikščiojimo, jeigu dar pabėgioji dar labiau, dar geriau, smegenys labiau vėl imlios naujai informacijai, naujom formulėm, naujam tekstui ir panašiai. Tai tas pusvalandis ar valanda per dieną fizinio aktyvumo 12-okui nėra laiko švaistimas,
o kaip tik yra investicija. Tai leiskit jaunuoliam 12-okam, kurie ruošiasi egzaminams, pajudėti kiekvieną dieną būtinai, nes ką jie 12 valandų sėdės, jie jau pavargsta, o jeigu padarys pertrauką, jie efektyviau išmoks viską. O ką tu manai, kartais aš ant savęs pastebiu, kai tu intensyviai sportuoji daug laiko ir aš, pavyzdžiui, negaliu pasportuoti kelias dienas ir aš blogai jaučiuosi. Aš nežinau, kodėl aš blogai jaučiuosi, ar psichologiškai man sudėtinga, ar yra čia kažkoksai, nežinau, endokrininės sistemos, hormoninės sistemos irgi kažkoks reikalas, kas mane taip verčia jaustis. Jeigu tu pradedi sportuoti, turi gal kažkokią priklausomybę sportui? Nu, yra tam tikrų tokių pasvarstymų, ar ne, kad kažkokių laimės hormonų pasigaminimas, tas fizinis aktyvumas galėtų teoriškai pripratinti mūsų organizmą. Nu, kaip prie nikotino ten ar prie alkoholio iš blogosios pusės, ar ne. Nu, bet tokių labai rimtų kažkokių skaičiavimų nėra. Ir aš manyčiau, tai čia būtų gera priklausomybė, ar ne? Fiziniam aktyvumui, jeigu būtume priklausomi, tai būtų geroji priklausomybė, tik žinoma, jeigu kalbant rimtai, kad tai netaptų persitreniravimų. Tai yra problema. Kai kurie žmonės užsikabina, persitreniruoja, o tada dar yra tas terminas RED-S, Related Energy Deficiency in Sport, kai daugiau sportuoja, per mažai gauna energijos, vis nori lieknintis, čia labiau moterų problema. Tai va čia jau būtų bėda, problema, persitreniravimas. Bet jeigu tas lėtas bėgimas ar kokia treniruotė suteikia tau malonumą kasdien, tai čia yra super, čia yra siekiamybė. Bet nevertėtų sportuoti kelis kartus per dieną, užtenka bent jau vieno karto ir ta priklausomybė būtų gerai, kad daugiau žmonių ją turėtų. O kaip tu manai, aš vis esu girdėjęs tokią, nežinau, gal iš Amerikos atėjusių frazę, bent tarp, kiek teko skaityti, irgi būdavo no pain, no gain. Ir kažkaip skandinavai sakė, ne, sakė, čia taip nėra. Ir vis pasižiūriu skandinavų trenerius, jau ten visiškai kitaip, rezultatai kitokie. Tai tikriausiai tas persitrenimas, visi galvoja, kad, reikia čia man pasiekti, reikia dabar varyti. Bet tai nėra tiesa. Nes tu darysi neprotingai, per daug darysi ir iš tikrųjų tu nepasieksi tų rezultatų, ką tu galvoji pasiekti. Motivacija krenta. Jeigu mes labai staiga norim ar ne, pasiekiam gerai, tada norim dar ir jau žiūrėk nebėra, kur motivacija krenta, arba motivacija krenta, jeigu mes norim daug ir mes nepasiekiam, nes mūsų organizmas neparuoštas. Mums reikia ruoštis. Tai 100 kartų geriau disciplina, po truputėlį, tada ir didesnė tikimybė, kad žmogus išliks tam fizinio aktyvumo burbule ir motivacija jo bus didesnė ir ilgiau jisai ten bus. Tai tie staigus šuoliai visakame, nuo gliukozės iki didelių treniruočių, nėra taip, nežinau, sveikatai palanku, gal taip galima būtų įsireikšti, tai disciplina ir viską palaipsniui. Tai ačiū tavo, Arūnai, kad tu sutikai pas mus ateiti, aš kaip pats sporto mylėtojas labai džiaugiuosi su tam tą diskusiją, nes man pačiam labai įdomu apie tai paklausyti ir išgirsti naujų dalykų. Kaip manai, gal galėtum pabaigai pasakyti mūsų žiūrovam tokių gal patarimų, kaip pradėti žaliam? Kokie tavo būtų patarimai? Nuo rytojaus aš noriu paklausyti ir pajudėti. Tai visų pirma, gal tokia mini rekomendacija. Tai suaugusiam žmogui mažiausiai 30 minučių kasdien reikėtų pajudėti. Būtų labai gerai, jeigu nors truputėlį to padusimo dar būtų. Ar tai laiptais į 5 aukštą. Jeigu sporto klubą renkamės, tai irgi labai gerai. Tai iš tikrųjų, bent pusvalandį. Ir kasdien reikėtų. Ne ten kas 3 dieną arba 1 dieną iki prakaito ten 5 valandas sportuoti, tai kasdien po truputėlį. O nuo ko pradėti, tai mano didžiausias patarimas visada yra ne tiek, kad nuo ko pradėti, bet pradėti dabar. Šiandien. Tie, kas klauso mūsų podcast'o, dabar į pabaigą, būtų gerai, kad jau rištųsi sportbačius ir išeitų bent jau pasivaikščioti, o gal ir šiek tiek pajudėti. Tai labai svarbus momentas dabar. Nes, birželio 1, čia rugsėjo, tai nuo naujų metų, ko tau laukti? Turi 3 cigaretės ir jas dar rūkysiu ir pradėsiu. Ko laukti? Juk žinai, kad tai vėžį sukelia, nebėra jau jokių diskusijų. Išmesk tas visas 3 dabar ir užsidėk sportbačius. Tai turbūt mano pats pagrindinis dabar, po truputėlį ir sistemingai. Tai, mėly žiūrovai, tikriausiai girdėjot cigaretės į šiukšlinę, sportbačius ar be sportbačių,
bet judam nuo šiandien. Ačiū tau. Ačiū tau.